Sveiki, šiandien mūsų laida Laiškai iš jūros 100 jūrinių akimirkų sveikinasi su jumis paskutinį kartą. Ir mes svečiuojamės Lietuvos jūrininkų sąjungoje. O Lietuvos jūrininkų sąjunga šiais metais švenčia 100 metų įkūrimo jubiliejų. Todėl šią progą mes kalbiname Aleksandrą Kaupą, Lietuvos jūrininkų sąjungos pirmininką. Sveiki, Aleksandrai. Labas. Tai Aleksandrai, ką veikia jūrininkų sąjunga? Turbūt žmonės, kurie nesusidūrė su jūriniu sektorium jūra, gal kažko nežino. Kokios yra tos funkcijos jūsų? Gerai, Dovilė. Dar sykį labas. Aš noriu pradėti turbūt nuo to, kad visi žinotų, kad Lietuvos jūrininkų sąjunga tai yra profesinių sąjungų sąjunga. Mes vykdom veiklą, kuri susijusi su profesiniu jūrininkų, socialinė pagalba. Pagrindinis tikslas jūrininkų sąjungos yra rūpintis jos nariais, kurie, kaip žinot, jūrininkai tai ne žmonės, kurie dirba kasdieną, eina į parduotuvę, dėsto mokykloje mokytojai ar dar kažkas, tai žmonės, kurie dirba užsienyje ir dirba po visą pasaulį. Kas be ko su kiekvienu su juo turėti ryšį yra sudėtinga. Jie dirba įvairiose kompanijose, tai yra sudėtingas dalykas bendrauti su kiekviena atskira kompanija laivybos, jeigu atsitinka nelaimingi atsitikimai. Todėl buvo sukurtas Tarptautinės transporto federacija, ITF, kurios esam nariai ir analogiškų principų, aišku, mes įsikūrėm žymiai seniau Lietuvos jūrininkų sąjungoje, bet principas yra rūpintis mūsų nariais, jūrininkais, kurie darbo metu atsitinka kažkas ar nelaimė, ar nesutarimai su darbdaviais. Tai pagrindinė funkcija yra tokia. Antra funkcija mūsų yra, gal ne funkcija, o tiesiog tikslas yra siekti tos Lietuvos jūrinės valstybės supratimo ir kad tai suprastų daugiau jaunimas ir mūsų Lietuva toliau nuo Klaipėdos, kurie dėja šiai dienai supranta jūrą kaip paplūdimį ir laisvo laiko praleidimą. Tai visgi koks yra receptas, kaip tą jaunąją kartą reikėtų sudominti tą jūrinę tematiką, jūrinėmis profesijomis? Aš galbūt truputėlį papasakosiu pradžią tos, kaip sakyt, galbūt sovietinės laikų jūrininkų, kurie svajonė buvo atvykti, baigti mūsų aukštąją jūrystės mokyklą Lietuvos ir išeiti į jūras, pamatyti pasaulį. Mano tėtis amžinatelis, jisai, jo bent iš pokalbių, jisai turėjo tokią svajonę pamatyti kuo daugiau pasaulio, keliauti, žinoti, supras, kas tas yra jūra, kas be ko uždarbis. Tai yra, mano galva, tai buvo du dalykai - romantika ir tuo metu galimas uždarbis. Šiai dienai yra sudėtinga sudominti jaunimą vien todėl, kad tai yra galimybė uždirbti pinigus, gerus atlyginimus gauti ir sausumoje. Todėl tos romantikos dalis ir uždarbio vėlgi pasikeitė, sakykime, procentaliai. Bet tai yra problema visų šalių, galbūt tik besivystančios šalis, trečios šalis, ne Europos šalis, sakykime, Filipinai, Indonezija, kur yra atlyginimai labai maži. Jiems tai įdomu ir todėl jų labai daug yra jūrininkų, o mūsų ES šalių, Amerikos, galbūt tai yra šiek tiek, kur, kaip aš minėjau, didesnis atlyginimus galima uždirbti krante, jie sunkiau ateina, mažiau ateina. Bet, kaip aš minėjau, vienas iš mūsų tikslų - danešti vaikams, kas tas yra jūra ir galimybė ten dirbti. Šiuo metu mes labai artimai bendraujam, tokį kaip ir jūrinė bendruomenė, pas mus atsiranda natūraliai. Mūsų kolegos yra Lietuvos jūrų kapitonų asociacija ir Lietuvos jūrininkų įmonių įdarbinimo asociacija. Tai yra mano kolegos, kuriais mes labai artimai bendraujam. Vykdom projektus, kuriais norim nuo pat mažens parodyti vaikams, kas tas yra jūra, kur čia yra ta romantika ir kur galimybė yra tikrai uždirbti. Iš tikrųjų atlyginimai yra ganėtinai geri, tik tiek, kad galbūt ne visi tai žino. Tam tikslui mes stengiamės sujungti jūrų skautus. Tai mes turim šiai dienai mokyklą Stulpino Klaipėdai, kadetų mokyklą, Klaipėdos kadetų mokyklą, Lindenau mokyklą, Lietuvos aukštąją jūrystės mokyklą. Ir kai mes sakom nuo mažo iki didelio, tai nuo pat pradžių stengiamės rodyti jiems per šventės, per pamokas, važiuoja jūrų kapitonai, pasakoja, kaip jie gyvai, kas tai yra. Bet stengiamės bendraujam su Klaipėdos šventėm, per jų renginius irgi atvažiuojam, rodom ir su jūrų ambasada labai artimai bendradarbiaujam, tai prasme, visose renginiuose dalyvaujam kartu, kad kuo
kaip sakyti, daugiau parodyti, kas tas yra jūra. Nes iš tikrųjų atvažiuoja žmonės, tarkim, tą pačią jūrų šventę su vaikais ir vaikai tikrai mažai supranta, kas tas yra jūrininkas, kas tas yra darbas jo ir kas tas yra sukti šturvalą, važiuoti, plaukti per jūras, per vandenynus. Tai vat, visą šitą norim atnešti ir kuo daugiau, kad vaikas augdamas jau galbūt pradėtų svajoti apie tai. Nes aš suprantu, kad tokiam sunkiam darbui jis tikrai nėra lengvas, reikia pasiryžti ir neužtenka vien tokios motivacijos, vien tik romantikos. Tai turėtų būti jau pas juos nuo mažų dienų skiepijama ir kad tai taptų jų svajonė. Ar jūsų manimų neturėtų būti daugiau integruota tos jūrinės tematikos ir vadovėliuose, mokyklos vadovėliuose, mokymo programose? Taip, tai iš tikrųjų mes bendraujame ir ta idėja jau sklando iš seniau ir mes jau praeitais metais kreipėmės į Švietimo ministeriją apie šitus tokių pasiūlymų, kad būtent kuo daugiau būtų įtraukta į mokymo programas. Tai iš tikrųjų, sakykime, ganėtinai sudėtingas procesas, įtraukti programas, jiems reikia keisti daug taisyklių, pačios programos kūriamos ne vieną dieną, bet mes parodėm savo iniciatyvą ir stengsimės bendrauti su jais. Jeigu ir dabar šiai dieną neišeis kažko įtraukti, tai galbūt vis tiek tos programos keičiamos, atnaujinamos. Labai norisi, kad programuose būtų ta pačioje matematikoje ar fizikoje kažkur, kad ne traktorius važiuoja iš taško A į tašką B, o laivas plaukia ir, kaip sakyti, iš to išeinant, kad palengva tie laivai, jūra atsirastų vadovėliuose, kiek galima daugiau. Apie jūsų misiją jūros šventėse. Jūs ne pirmus metus labai intensyviai įsijungiate jūrinės bendruomenės festivalį, kurį mato ir myli visa Lietuva. Ką jūs norite parodyti per jūros šventę? Jūrininkų skveras, kam jis skirtas? Jo, tai Jūrininkų skveras yra iš tikrųjų mūsų idėja, tai jinai prasidėjo jau ne pirmi metai, bus antri net. Iš tikrųjų, tai startavom praeitais metais. Su tokia idėja kreipėmės į Klaipėdos šventės, kad mes norim padaryti savo skverą, vietą, kur bus tikrai jūrininkai, kur bus jūros kvapas, kur bus mokyklos ar mokymų įstaigos, kurios kvėpuoja arba ruošia būtent jūrinių specialybių specialistus. Pati idėja buvo parodyti, kas tai yra ir kad kiekvienas mokymo įstaiga parodytų, ką jie gali. Tai ne tik mokymo įstaigoje, bet ir mes patys dalyvavom, rodėm galimybės tapti jūrininkais. Tai va, ir visa šita idėja iš tikrųjų prasidėjo nuo mažiuko skveriuko prie šalia Burlaivio Meridianas. Ir sprendžiant iš lankytojų ir kiek mes turėjom žmonių, kurie klausinėjo vaikų kliamų tatuiruotės, kad jie myli jūrą, kaspinai, laiveliai, viskas buvo veikla visą dieną. Ir šiais metais tą patį renginį, jau jūros, sakyčiau, nebe skverelis, o skveras atsiranda. Jis bus Šiaurės rage, mums išskiria pačią garbingiausią vietą, aš manau, kaip šventei. Ten Danės upės bus švartuojami, reiškia, Baltic Sailo regatos burlaiviai. Ir šalia mes dalyvausim su savo kolegomis, su jūrinės bendruomenės visuomenė. Reiškia, miesto svečiams rodysim, kas tai yra jūra. Šiais metais galbūt biškai bus smagiau, įdomiau. Norim truputėlį daugiau atvežti jūrinės, reiškia, jūrinių dalykų, akcentų. Planuojama, kad bus laivų modeliai, jūrinių laivų modeliai. Apie tai pasakos kapitonas, kuris būtent tos modelius gamina. Bus įmonių įgulų įdarbinimo asociacijos pirmininkas, jis pasakos apie prezidentas. Pirmininkas turbūt, nesvarbu. Jis pasakos apie galimybės įsidarbinti, kur galima įsidarbinti, kaip galima greituoju būdu tapti, tarkim, jūreivių pradžioje arba jūrininkų. Tai ir galimybės gauti darbą jūroje. Iš tikrųjų labai dabar populiarėja vadinamos offshore'inės kompanijos, offshore'as, kur aptarnaujami naftos gavybos, reiškia, platformos arba vėjo jėgainės. Tai yra atsiranda, tai galbūt tai net tikrai tie jūrininkai, kurie vaikšto su dideliais laivais, bet vis tiek jūros pramonė šiek tiek juda į priekį. Kalbant apie jūrą kaip galimybę dirbti ir užsidirbti. Ar jūrininkai gali pasigirti solidžiais atlyginimais, jeigu lyginsim su kranto specialybėm? Aš truputėlį plačiau net atsakysiu. Iš tikrųjų, norėčiau pasidžiaugti visiems, kad žinotumėt, kad iš tikrųjų mūsų jūrininkai paruošti LAIM Lietuvos aukštoji jūrystės mokykloje labai vertini, labai stipriai kotiruojami darbo rinkoje.
Tai yra, kaip sakyti, nepaslaptis, tai Latvija ir Estija labai iš tikrųjų vertinami. Mūsų jūrininkai truputėlį turi savo specifikaciją, specialybės, jeigu Estai, tai yra Latvija labiau tanklaivių specializuojasi. Bet čia tokie darbo paskirstimai. Bet grįžtant prie Lietuvos jūrininkų, jie yra labai paklausus, vien dėl to, kad jie gauna aukštą išsilavinimą, labai geras pasiruošimą. Ir didžioji dalis pasiekia tikrai kapitonus, vyrmechanikus, tai yra aukštas pareigas, kur tikrai mokami geri atlyginimai. Taip, yra žmonių, kuriems užtenka, sakykime, kažkokio atlyginimo vidutinio ir jie turbūt ir taip ir dirba visą laiką. Bet didžioji dauguma absolventų labai noriai, kaip sakyti, eina į jūrą ir iš tikrųjų karjerą galim padaryti, turim pavyzdžių, per 7, per 10 metų gali tapti kapitonais, o kapitono atlyginimai tikrai yra aukščiai ir ne 5, ne 6 tūkstančiai eurų, o 10 tūkstančių dolerių gali gauti arba eurų uždirbti kapitonas. Tai va, patrauklumas yra, dabar labai keičiasi darbo sąlygos. Jeigu anksčiau jūrininkai išeidavo reisus 4, 5, 6 mėnesius, užbūti jūroje tokį laiką tikrai yra fiziškai sunku ir ilgas laikas, kol nesimato su šeimom, be kranto. Todėl dabar einant į, kaip sakyt, pasitinkant į jūrininkams taikant geresnės sąlygas, tai yra trumpinami reisai, kiek tai manoma, aišku, pagal specifiką, bet principė dabar labai jau yra supopuliarėję 2 mėnesių reisas arba keltai yra 4 savaičių arba mėnesio. Tai jau paprasčiau truputėlį, negu kai būdavo anksčiau žvybiniai laivai, išeidavo, mano tėtis plaukdavo jūrą, 6 mėnesius užbūdavo jūroje. Tai labai sunku. Tai šiuo metu yra laivai naujinami, tai dar paprasčiau, tai yra jau, kaip sakyt, valdo didelius laivus, 6-7 žmonės įgula, konteinerinius laivus, tanklaivius. Tai viskas yra dabar automatizuojama ir kas be ko pati specialybė jau skiriasi. Jeigu anksčiau labai reikėjo motoristų, ten tokių, jau kaip sakyt, atrodė visi tokie purinokiai, bet šiais laikais laivai labai modernus, juos stengiasi prižiūrėti. Ir kompanijos, laivų savininkų kompanijos, kurios dirba, pirmaujančios kompanijos, kurios dirba, stengiasi įsigyti naujus laivus, turi tikrai didelę paklausą ir šiai dienai trūksta vadovaujančių karininkų apie 15-20 tūkstančių pasaulyje laivynui. Tiek jų reikia. Todėl visus jūrininkus, kaip sakyt, jau stengiasi iš akademijų imti, pasitikti iš akademijų geresnius mokinius, pasiimti iš nuo pat baigimo. Jūs užsiminėte apie jūsų šviesaus atminimo tėtį, Zenoną Kaupą. Tai visgi, kokią jūrą jūs įsivaizdavote ir matėte kaip vaikas ir kokią matote dabar? Nes jūrinė tematika nuo gimimo jūs seka. Taip, jūra manęs nepaleidžia, iš tikrųjų klausimų nebuvo, net kai tik jau tapau sąmoningas, ta prasme, nebuvo klausimų, kad aš nebūsiu jūrininku, nes iš tikrųjų mano tėtis kapitonas, mamos brolis kapitonas, tėčio brolis yra mechanikas, tai yra visi, sakykime, šeimos vyrai buvo jūrininkais. Ir vaikystėje, atsimenu, dar kai tėtis grįždavo iš reiso, tais laikais buvo vidinis reisas, kur sustodavo žvybiniai laivai ir jūrininkų šeimas ar žmonas su vaikais, kai kurios perkeldavo į laivą. Tai mes pirmi žingsniai buvo į laivą, tiesiog vidiniam reide. Teko išeiti į jūrą su tėčiu, kai filmavo mūsų filmą, berods žydra žuvėdra ar raudona žuvėdra, nes atsimenu, kad narve buvo žuvėdra, jie išleido ir jis tada buvo kapitonu ant tokio laivo Nevėžis, kuris čia buvo po Baltijos jūrą vaikščiojo. Tai va tokia patirtis buvo išėjimų į jūrą. Ir pats supratimas jūros, tai buvo iš pradžių žinoma, kas be ko jūrininku būti. Bet taip kaip tas pats tėtis, sakykime, nusprendė, kad mūsų šeimoje jūrininkų užtenka, tais laikais mes tėčio dar klausydom, todėl buvo bandymas mane atitolinti nuo jūros, studijavau statybą, bet gyvenimas taip apsuko, kad vis tik grįžau į Klaipėdą ir buvau pakviestas į uosto direkciją, uosto dispečerinę, pradėjau ten dirbti ir ten aš dirbu 23 metus. Ar teko išgirsti kokių nors neįtikėtinų istorijų iš tėčio? Tokių neįtikėtinų labai dar kaip vaiko man nieks nepasako, aišku. Bet visos istorijos, nuo pat mažens, aišku, tėvo draugai tėčio buvo visi jūrininkai ir daugumai, kaip kapitonai.
Tų istorijų buvo visokių, bet kad jau kažkas tokio užsikirstų, turbūt apie Afriką daugiausiai, nes iš tikrųjų žvėjai daugiausiai dirbo prie Afrikos ir tie reti užėjimai į uostus, kaip reiškia, ateidavo afrikiečiai ant denio ir kaip basom kojom nusukdavo varžtus nuo denio įkaitusius, arba kaip jie keisdavo muilą į džinsus ar dar kažką. Tai tokių istorijų begalės. Ir aišku, sunkių turbūt istorijos nepasako ir nenorėjo atbaidyti manęs, bet kad vat, kažkokią tokią labiausiai strikto negaliu pasakyti. Bet tai jūsų tėtis buvo ir aktyvus Lietuvos jūrininkų sąjungos narys. Tai visgi ta Lietuvos jūrininkų sąjunga, mes kalbėjom, ką jinai veikia šiandien, o jeigu perbėgtume atgal 100 metų atgal, tai kokia buvo tos sąjungos misija prieš 100 metų? Pati misija buvo labai, sakyčiau, iškili ir pagrindas buvo surinkti jūrininkus, nes tais laikais dar kol nebuvo prijungta Lietuva prie Klaipėdos, arba atvirkščiai, nežinau, kaip dabar teisingai sakyti, nes pats esu klaipėdietis dėl tos, kad galima sakyti atvirkščiai gal. Tai jų misija buvo iš tikrųjų suvienyti kažkokiu tai būdu esamus jūrininkus, nes dauguma jūrininkų turėdavo mokintis ne Lietuvoje, nes neturėjom prieimo prie jūros ir akademijos nebuvo tokios. Tai daugelis, aš manau, kaip ir Stulpinas, baigė Liepojoje, paskui carinės Rusijos metu jie plaukdavo, eidavo jūrą ant rusiškų laivų, ant užsienietiškų, ant vokiškų, tai yra, jie buvo įsibarstę ir manau, kad pagrindinė funkcija jų buvo susirinkti į vieną vietą ir tai yra suburti jūrininkus ir pradėti jūrinti, sakykime, gal nežinau, lietuviškas žodis, ne, bet jūrinti tą mūsų mylimą Lietuvą. Todėl, kai prijungė Klaipėdos krašto, pati jūrininkų sąjunga įsikūrė Kaune, bet po kelių mėnesių persikėlė, atsidarė Klaipėdos skyrius ir ta pati Lietuvos aukštoji Rusijos mokykla, tuo metu galbūt kitokia forma, ten buvo, man atrodo, berods tik klasė jūrininkų surinkta ar kažkiek tais norinčių tapti jūrininkais. Irgi Kaune, man atrodo, kiek aš žinau, įsikūrė, tik paskui per laiką kažkada grįžo, pervesta buvo į Klaipėdą. Tai vat jų funkcija buvo pagrindinis dalykas - susiburti ir pradėti kurti jūrinę valstybę. Todėl daugelis, kaip minėjau, jų dirbo tikrai nelietuvių, kurt laivyną. Tai vat čia jau, kaip sakyti, sekantys žingsniai buvo ne tik tais kaip jūrinė valstybė be jūrinio laivyno. Buvo kūriamas jūrinis laivynas, kariniai laivai, kiek žinot, tai buvo Smetona laivas sukurtas. Tai vat jų funkcija buvo tokia. Tais laikais jie galbūt netiesiogiai vykdė tą socialinį jūrininkų pagalbą, bet per pažintis, per žinias jie bendravo, kas be ko dalinėsi žiniomis ir buvo garbė jiems, kurie jau dirbo užsienį, grįžti čia Lietuvą, pertikti savo žinias augantiems naujai jūrininkams, nes kol neturėjom laivyno, jūrininkai, kurie baiginėjo čia mokslus, jiems tekdavo atlikti praktikas svetimuose laivuose. Bet tai buvo vėlgi gera patirtis, parnešti atgal su patirtim, daugelis iš jų ir dėstė ir mokino naujus jūrininkus Lietuvos. Tai šiuo metu Lietuvos jūrininkų sąjunga vienyje daugiau kaip 1500 žmonių, bet tai nėra tik žmonės, kurie dirba laivuose ir jūroje, tai yra ir kranto specialistai. Taip, prieš tai klausimą paminėjai mano tėtį, kad jis jūrininkų sąjungoje jau nuo pat įkūrimo, tai ir aš beje, jo pagalba, aišku, atsidūriau. Jūrininkų sąjunga priima į savo gretas, kaip minėjai, ir visus su jūros pramonė susijusius žmonės, darbuotojus. Aš ir pats dirbdamas uosto direkcijoje, buvau Lietuvos jūrininkų sąjungos narys, tarybos narys 2 kadencijas. Tai va, tai pas mus yra ir žmonių, kurie dirba jūriniai pramoniai, bet į jūrą neina. Tai bet kokiu atveju, tai jie taip pat gauna visą pagalbą, kiek tai reikia, teisinę, socialinę, mes juos palaikom. Tai aš kaip dirbdavau uoste, dar sakiau, kad vien jūrininkai be kranto, be uosto, jie tikrai neišgyvens, nes kažkur reikia grįžti, išsikrauti, pasikrauti, pailsėti. Tai bet kokiu atveju, tai jūros pramonė yra plati gana. Tai yra tie patys dokeriai, tie patys krovėjai, kurie mažasis laivynas, kuris dirbo uoste, tai jūrinių specialybių iš tikrųjų labai daug. Kaip ir Laimos ruošia, man atrodo, 3 ar 4 specialybės kranto. Tai yra vadybininkai, uosto valdymas, finansininkai, uostininkai. Tai yra daug susijusių specialybių su jūrinė pramonė. O studentai irgi gali tapti jūsų nariais? Taip, ir mes turim, dabar negaliu pasakyti iš karto kiek, bet mes turim studentų narių, kurie
Žinoma, jie priimami palengvintom sąlygom, jie moka labai simbolinius stojimo mokestį, labai simbolinį mėnesinį mokestį, bet kas be ko, jie turi visą socialinį paketą iš mūsų ir jie, jeigu kai ieško praktikos, mes padedam ir suras praktiką ir jie lygiai veršiai nariai. Kai išeina jau į savo plačiosius vandenis dirbti, tai tada tiesiog keičiasi šiek tiek statusas, bet iš esmės, galbūt net nesikeičia statusas, bet jis tampa, kaip sakyti, dėl savęs turbūt jau to tikruoju nariu ir jo rūpinamės taip pat ir kaip su visais nariais. Kaip jiem taikomi tie patys mūsų visi socialinis paketas, nelaimės atveju pagalba. Kaip Lietuvos jūrininkų sąjungos vadovas, jūs daug bendraujate su savo kolegom iš kitų šalių. Kokia šalis galėtų būti tas pavyzdys, kaip mes turėtume dar labiau stiprinti tą Lietuvą kaip jūrinę valstybę? Kaip jūrinė valstybė, sakyčiau, pavyzdžiui, galėčiau duoti, visi labai mėgsta Belgiją, Olandiją, bet man labiau, kaip sakyti, arčiau širdies skandinavai. Jie tikrai ir pagal vidaus vandenų laivelius, ir pagal flotilę savo, jie turi žymiai daugiau jūrininkų ir žmonių besidominčių jūrą. Kas be ko, jie geografiškai jau tiesiog gyvena salose arba daugiau vandens turi negu mes. Mane labai, negaliu pasakyti sužavėjo, bet man labai patiko iš tikrųjų Norvegijos, reiškia, kaip jūrinės valstybės pavyzdys. Net ir klausimas man labai patiko tavo tuo, kad, reiškia, aš pamačiau, ko galima siekti, kaip gerinti galima socialinį paketą jūrininkams, nariams ir kaip dirba gražiai kartu jūrininkų sąjunga, kartu su laivų savininkų asociacija ir kartu su vyriausybė. Jie pasiekia iš tikrųjų dirbdami kartu, visos trys tos jėgos, jie bendradarbiauja. Pas mus kol kas, aš šito keliu einu ir bandau visą tai padaryti kaip jiems, kaip pas juos, kad tai būtų teisingas kelias surasti tą bendrą kalbą tarp darbdavio ir darbuotojo. Nes visada yra darbdavys nori uždirbti daugiau, kaip ir darbuotojas, bet darbdavys, reiškia, pridėtinė vertė sukuria jo darbuotojai. Todėl Norvegijai, Švedijai, Danijai, to pačioj Suomijai labai yra stengiamasi duoti kiek galima daugiau tiems darbuotojams, kad jie nekeistų darbovietės ir jeigu tikrai geri darbuotojai, jiems yra patys darbdaviai suinteresuoti, kad jie nepabėgtų. Pas mus dar yra, aišku, visokių tokių, kaip sakyti, momentų, kuriuos norėtųsi pašalinti iš mūsų jūrinės bendruomenės, kad jūrininkai gautų tai, kas jiems priklauso, kad jie turėtų galimybę dirbti laive saugiai, pamaitinti, aprengti ir kad vis laik žinotų, kad grįš į savo darbo vietą. Nes laivas kaip ir mašina. Jeigu prižiūrės, jeigu laivo savininkas turi suprast, kad prižiūrimas laivas mažiau kainuoja remontas. Tai va, todėl, kaip aš minėjau, kad labai gerbė mūsų Pabaltijo jūrininkus už tai, kad jie yra sąžiningi ir labai tvarkingi, kiek tai galima sakyti. Ir gal truputėlį pabėgau iš klausimo ribų, bet noriu paminėti, kad Olandijos, Belgijos darbdaviai jau dabar mūsų vadina kaip Baltic States. Reiškia, jiems jau svarbu, kad iš čia, Lietuvos, Latvijos arba Estijos, jie mūsų jau sujungia į vieną. Ir viena iš mano judėjimo krypčių sąjungos veikloje, tai yra apsijungti su, kiek tai man, bendradarbiauti su Lietuvos, Latvijos ir Estijos profsąjungom, jūriniam sąjungom, kad kartu mes būtume stipresni. Iš tikrųjų, pačios profsąjungos jėga ir yra, tai yra kuo daugiau žmonių, kad turėtumėm atsiliepimą, kas negerai, kad žinotumėm, kur reaguoti, kur reikia dėrėti su laivų savininkais dėl bendrų dalykų. Todėl labai yra, skaitau, didelis darbas padarytas Tarptautinės transporto federacijos, kad yra skelbimas minimalus darbo užmokestis, sąlygos darbo, yra konvencijos išleistos, pagal kurias turi būti užtikrinta jūrininkams darbo sąlygos. O su kokiais iššūkiais jūs susidurėte, bandydami pagerinti tas darbo sąlygas? Kokie teisiniai iššūkiai kyla? Taip, iš tikrųjų, čia laukia didelis darbas, kaip sakyt, kas be ko, laivų savininkai stengiasi, jie verslininkai, jie turi uždirbti pinigus ir jie stengiasi kuo naudingesnės sąlygas, taip ir teisinės sąlygas gauti iš vyriausybės, valstybės.
To tikslu buvo įvestas laivų savininkams patogesnis mokėjimas už lietuviškos vėliavos laivą. Ir tai buvo kalbama, kad bus pritraukiami kuo daugiau lietuviški laivai, nors iš tikrųjų tai ir laivų savininkai to norėjo, bet kad būtų toks labai didelis padidėjimas, sugyvėjimas ir laivai atsirastų, daugiau laivų atsirastų su lietuviškam vėliavom, taip nėra. Čia, kaip sakyti, nėra kur ko slėpti, daug laivų savininkų turi užsienio šalių vėliavas, nes ten yra mokami mažesni mokesčiai ir, aišku, automatiškai jie gauna didesnius pelnus. Tai vat, viena iš mūsų užduočių tai yra mokesčiai. Apmokestinimas, jūrininkų socialinis mokesčių paketas. Ir todėl mes, tiesa, tai užtruko laikė, bet vis tiek turim tokį tikslą ir mes jį pasieksim, atlikti vertinimą. Kokia yra pas mūsų situacija visom prasmėm. Ne tik teisinė, ne tik socialinė, ne tik finansinė, bet ir apskritai kokia yra situacija jūrinės, sakykime, jūrinio verslo, tokį vertinimą. Nes iš tikrųjų, tam, kad tapti jūrinė valstybė, neužtenka apie tai kalbėti, neužtenka turėti jūrininkus ir laivus. Tai turi būti suprantama visiems. Kalbant apie tai, kaip klausė, apie kas būtų kaip pavyzdys, jūrinė valstybė. Taip, Olandija iš tikrųjų, Didžioji Britanija, taip, jie tikrai ir ta dvasia yra, tokia kvapas. Tai vat pas mus mažai vietos, kaip prieiti prie tos jūros, kitos šalės galbūt daugiau turi pačios jūros, bet ir vėlgi tas pats galimybė pritraukti, dirbti. O tas labai aktualu. Tai aš manau, kai bus dar patogesnės sąlygos sukurtos jūrininkam, tai irgi bus kaip ir indėlis. Todėl, kaip aš minėjau, atlikti tokį vertinimą, studiją, kurios pagrindų mes galėtume šnekėti su vyriausybė, teisės klausimais, ten bus padaryti atlikti analizę kelių metų veiklos, kas negerai, kur einam, nes šiais metais nuo gegužės 1 įsigalėjo įstatymas, prekybinis laivų įstatymas, kur, jeigu anksčiau buvo reikalavimas, kad būtų ne mažiau kaip 50% Lietuvos laivuose įgulų iš, sakykime, ES rezidentų, arba, mūsų atveju gal lietuviai, daugiau ten galėjo būti estai, latviai, tai laivų savininkai, sakykime, taip prastumė tokį įstatymą, kad sumažinti iki 25% ir yra įtrauktas toks, sakykime, teisinis momentas, kad jeigu turi kolektyvinę sutartį, jie gali iš vis samdyti visą įgulą ne ES rezidentus. Ką tai reiškia? Jie reiškia, tiesiog gali sudaryti kažkokią tai kolektyvinę sutartį ir tam laive lietuviškos vėliavos laive neliks ne vieno lietuvio. Tas pats bus, sakykime, tie patys filipiniečiai, nežinau, Indonezija. Tai pačios lietuviškos vėliavos principas jau pažeidžiamas. Rinkimai, tas laivas garantuotai jau čia nei į Klaipėdą neužėjo, tai galbūt nesvarbu, bet galbūt iš dalies ir geras tas buvo žingsnis, kaip sakyt, kad būtų kolektyvinės sutartys, bet tai ilga istorija, bet kolektyvinės sutartys turi būti, kurio kontroliuoja ITF-as, Tarptautinė transporto federacija, kur mes turime inspektorius savo, beveik kiekvienam uoste, kurie ateina ir pažiūri. Ten yra nurodoma sąlygos, kaip aš minėjau, minimalūs atlyginimai, darbo sąlygos, sutartys, kurias gali pasirašyti dabar laivų savininkai, juose gali surašyti, ką tik nori. Taip? Todėl turi būti laivuose sutartys tarptautinės, kur atliepia reikalavimus arba minimalius reikalavimus Tarptautinio transporto federacijos. Ir tai labai svarbu iš tikrųjų, nes tada ir laivo savininkas žino, ką jis turi, kaip ir ką turi duoti jūrininkui, kad gauti iš jūrininko tą patį atbulinį ryšį darbui. Tada atsiranda ta pradžia. Tai vat ir yra profsąjungos arba Tarptautinės transporto federacijos darbo rezultatas, kad per tiek metų buvo padarytas toks pasiektas lygis, kad laivuose, kurie turi sutartį kolektyvinę, yra jau laikomasi sąlygų. Ir jas tikrina mūsų inspektoriai, kad atitiktų, žinoma, visko būna, bet per paskutinius 20 metų labai, ačiū Dievui, sumažėjo tokiu atveju, kai neišmoka atlyginimo. Buvo anksčiau tokių dalykų, kad jūrininkams tiesiog neišmokėdavo atlyginimo. Dabargi mes turim tokį didelį įrankį kontrolės, inspektoratą visam pasaulyje, kad, reiškia, retai, kada laivų savininkai jau bando kažkaip apgauti arba
Aišku, bankruoto atveju turi, kaip sakyti, gelbė savo kalį, bet normaliai dirbančios laivybos kompanijos tikrai dirba su mumis ir jokių problemų nėra. Tai va, grįžtant prie pavyzdžio, Norvegija, Skandinavija, jų pavyzdys yra net toks, kad, tarkim, jeigu laivo įgula negautų atlyginimo ir ateitų, tarkim, į Švedijos uostą ir per mūsų susisiektų su Švedijos dokininkais, gali būti ne taip, kad dokininkai nekraustų laivo. Todėl atsiranda dabar toks reikalavimas, jis yra kelis metus jau, kad fraktuojant laivą, kur, reiškia, krovinio savininkas arba kas jį gabena, klausia pas laivo savininką, ar jūs turit kolektyvinę sutartį. Nes jie nenori turėti problemų, jeigu dirbo ES uostės. Aišku, Afrika, Indonezija, ten tokios šalys, kur mažiau kontrolės, galbūt ten galimi dalykai gali būti, bet pas mus ES tai iš tikrųjų labai, ir Amerikoje yra labai griežtos sąlygos ir tai labai prižiūrim. Pabaigai, Aleksandrai, norėčiau paklausti, o ką pačiam reiškia jūra? Jūra tai dalis gyvenimo, didžioji dalis gyvenimo. Iš tikrųjų, kaip aš sakau, kad jūra manęs nepaleido. Tai reiškia, turim ryšį tokią ir pandemijos metu iš tikrųjų vos ne kiekvieną vakarą važiavau prie jūros ir tai, galim sakyti, man ištraukė iš tos būsenos tokios sudėtingos ir tikrai jūra duoda. Kas prašo, jūra duoda.